Sveiki, esu rašytojas, treneris ir sportininkas Andrius Pauliukevičius. Ir didinti savo fizinį aktyvumą galima ne tik sąmoningai treniruojantis, bet ir atliekant buities darbus ir kasdieninius darbus. Ir pirmas punktas būtų, kurį turėtumėte įsidėmėti, tai yra lipti laiptais vietoj to, kad važiuotumėte liftu. Antras punktas būtų stengtis eiti pėsčiam vietoj to, kad važiuotumėte mašina, arba važiuoti dviračiu vietoj to, kad važiuotumėte mašina. Tada kreipiuosi į šeimas. Kai einate iš prekybos centrų ir nešite maišus, neleisite tėveliui vienam visko nešti, pasidalinkite po lygiai ir tegul visa šeima neša, nesistengkite prisiparkuoti kuo arčiau. Geriau prisiparkuokite toliau ir likusį atstumą ateikite. Jeigu tėvelis turi antsvorio ir jums reikia lipti laiptais, jūs nelipkite laiptais, tegu tėvelis jūs po vieną visus užneša. Jeigu mamai arba žmonai reikia nuvalyti dulkes ir reikia pasiekti aukštai esančią spintą, arba jos kraštą, arba viršų, ir jei reikia atsistoti ant kopėtėlių, nesistokite ant kopėtėlių, tegu tėvelis jūs užsikelia ant pečių ir tėvelis jūs nešioja po kambarį. Būkite sveiki, stiprūs ir gražūs ir praleiskite laiko daugiau kartu sportuodami.